Noriu labai padėkoti, kad pakvietėt pasidalintis jūsų grupė, labai didelį gerbė man dalintis jūsų grupė, nes čia buvo ta grupė, kur aš iš detokso atėjau ieškoti globėjų, tai viskas iš eilės. Šiaip aš gimiau geroj šeimoje ir aš nemačiau nei kažkokių taip jankių, muštynių. Tėvai išgėrinėjo, bet čia buvo kaip šventės, jie šoka, jie kažkaip buvo taip linksma. Ir tai vat, kad čia yra ta liga ir jinai nerinka, kurio tai šeimoj, koks išsilavinimas, aš įsitikinau jau daug vėliau. Tai va, bet mano pažintis su alkoholiu buvo labai anksti. Aš kaip ir buvau iš geroj šeimoj, bet aš tokia buvau kaip Vilniukas su Sijonu, man visada kažko tai trūkdavo, draugai visada man turėjo vyresni būti. Gal aš toks charakteris, sunku pasakyti, 14 metų aš paragavau alkoholį. Tai ne tik alkoholį, ir klijų, ir aš kažkaip mane taip norėjusi kažkaip visai gal, sunku man pasakyti, kodėl man taip norėjusi kažką tai to, ko negalima buvo. Va, bet tokia kaip stipri draugystė su tą alkoholiu prasidėjo vėliau, 16 metų, jau prasidėjo penktadienis, kažkokios diskotekos, nors man visada buvo 10 valandą reikėjo būti namuose, bet aš spėdavau visada. Va, ir taip atsitiko, 17 metų man buvo mirė mano tėvas, jis mirė ne savo mirtį, jį nužudė ir po pusę metų mama, jinai pati šoko pro lango. Ir vat tada prasidėjo, čia buvo sunkus periodas, čia buvo 12 klasė ir tada prasidėjo kaip tik penktadienį, sekmadienį draugai daug vyresnių negu aš, alkoholis, narkotikai, tokie kokteiliai ir va taip aš baiginėjau 12 klasę. Visi mano klasiokai galvojo, kur stoti ir statyti kažkaip savo gyvenimą, o aš ne apie ką negalvojau, man tai buvo lengviau. Tai va, ir tam pačiam tarpe, taip linksmai aš baigiau tą 12 klasę ir ten pačiam tarpe sutikau vyrą ir 19 metų man buvo, mes apsiženėm, bet kartu taip ir vedėm tokią linksmą gyvenimą. Jis taip pat iš geros šeimos. O mes va taip gyvenam. Po 4 paras mes neišeidavom iš tos tokios būsenos. Va, ir kai mane sustabdė, aš sužinojau, kad nėščia, ir pagimdžiau pirmą vaiką, antrą vaiką, čia buvo mano pasaulis. Ir tuo momentu aš negėriau, ir aš negalėjau tada suprasti, kaip tas keičiasi, tas mąstymas. Aš negalėjau suprasti, kaip vyras taip ir toliau išgėrinėjęs. Gerai visada uždirbdavo, bet ir gerai geria. Ir po 5 dienas, ir, žodžiu, aš negalėjau suprasti, kaip galima pachmielą daryti, kaip galima, tiesiog neišlipdamas iš lovos. Aš pati išpilinėjau tą degtinę, ir kada alkoholis atėjo pas mane, aš pradėjau neišpilinėtą slėpti ir padarydama visą savo namus reikalus, vaikai paaugo. Aš pradėjau išgėrinėti vakare, toks palengvėjimas, taip kažkaip gerai, ir alkoholis ėjo ir mano kasdienybę kiekvieną dieną, man reikėjo, mes dirbom, po darbą mes važiavom ten į parduotuvę, būtinai reikėjo pirkti alkoholį, mano gėrimas buvo degtinė, aš niekada negalėjau suprasti tų moterų, jeigu ten kažkokie tokie baliai, kurie ten su tų bokalų vaikščiojo, čia buvo man nepaaiškinamas dalykas, aš visada ėjau prie vyrų, kad normaliai ten jau.
vat kažkaip taip. Tai ir aš niekada nemačiau jokios problemos, bet pradėjo matyti visi kiti vyro tėvai ir kažkodėl pradėjo gelbėti mane, pradėjo nuo mane ir pirmas čia buvo mano toks, ne mano, o jie taip norėjo, nu gerai, einam akupunktūrą. Po to ten mama labai tikintis žmogus, jinai mane ir pas egzorcistą vedė. Ir po to 19 metai, aš taip ir nemačiau jokios problemos. Ir kol 19 metai buvo darbė, man po gerą užgėrimą, čia buvo pirmadienis, nuo penktadienio prasidėjo tokie periodai, kad penktadienis, sekmadienis ir aš, kur tas šeštadienis dar buvo, tas šeštadienis, tokie ir degtinė buvo visur, visada apsipirkinėtis, visur, aš negėriau tik darbe. Iš darbo vyras atvažiuodavo, tai pas vyrą jau turėjo būti mašinoje, kad aš negalėjau davažiuoti iki namų. Ten tiek man buvo, jis dar sakydavo, tai gal pakentėsi ten pusę valandos. Tai tu už vairą, tu ir kentėk, aš ten tiek man buvo, aš visą dieną kentėjau. Tokie periodai ir buvo panikos priepuolis, man atsitiko darbe, mane išvežė į Vasaros gatvę, psichiatrinį ligoninę. Ir tada buvo karantinas, tik prasidėjo. 2 savaitės aš atgulėjau, man nusistatė gili depresija ir aš galvoju, kame reikalas, reiškia dabar viskas bus gerai, man išrašė antidepresantus, man išrašė raminamuosius, aš išėjau ir po 2 savaičių, ko puikiausiai, su visais tais raminamais vaistais aš geriau degtinę. Ir lygiai po metus laiko kažkaip aš jau suprasdavau, su manim kažkas ne to, kažkas vyksta. Ir galvoju, man reikia vėl grįžti į ligoninį, ten aš pagulėsiu, man taip gera buvo, net 2 savaitės aš negėriau. Aš pati paėmiau siuntimą ir pati atsigulau į tą ligoninę. Iš tikrųjų neatsigėriau, mane vyras atvežė po didžiulį užgėrimą, aš vos galėjau tušinuką pasiimti, pasirašyti dokumentus. Ir jau lygiai po metus laiko po tos ligoninės 2 savaitės praėjo, man reikėjo važiuoti namo. Aš jau planavau, kaip aš važiuosiu, aš iš karto su taksi važiavau į parduotuvę. Aš jau negalėjau iškentėti. Tai dar po metus laiko buvau Minnesota. Mes kartu su vyru, bet mes negalėjom kartu atsigulti, nes vyras ir žmona, pirmas vyras atsigulė. Ir po ten 28 dienos jis grįžo ir mano laikas buvo ten po savaitės. Jis atsigavus toks, o aš visą laikotarpį aš pragėriau, aš prarasdavau darbą ir aš tas 28 dienas puikiausiai gėriau, čia buvo man tokia laisvė. Jis grįžo ir jis vežė mane į tą Minnesotą, aš atsimenu, aš su ašarom. Aš važiavau su ašarom ir ne dėl to, kad čia be vaikus, be vyro, 28 dienos be alkoholio, bet aš atsimenu, kad dabar važiuoju mašina. 28 dienos man čia buvo tragedija. Taip. Ir toj Minnesotai taip karantinas, reiškia, mes niekur neeinam, ne pas anonimus, nors buvo mums kiekvieną dieną siūlyta prisijungti prie grupės, bet ne, čia buvo ne man buvo ten gera labai kompanija. Aš labai linksmai praleidau laiką. Dabar, kaip kitaip tas protas veikia. Tiek aš nieko nenorėjau girdėti, ne tų psichiatrų. Man atrodydavo, aš labai sąžiningai rašau ten tos užduotis, bet dabar pripažinsiu, kad aš rašau žinodama, kad čia skaitys mano socialinis darbuotojas, čia mano psichiatrė. Kaip viską šitą reikia pagražinti, toks pastovus melas, pastovus kažkaip save parodyti, įrodyti.
Tai va, išėjau aš iš Minesotos ir pradžiai čia buvo tokie kaip ant sparnų. Net pradėjau ten gydyti kitus, ne, kaip ten galima, nors beveik iškart aš pradėjau nealkoholinį alų. Beveik iškart po Minesotos. Ir man pastovus toks buvo, kažko tai man trūkdavo, kad toliau buvo blogiau, nes, kaip ir mūsų knygai parašyta, kad alkoholizmas, ne, išsireiškia daugiau, kai nėra alkoholio, o visą tą laikotarpį iki Minesotos man laisvai prieinamoj vietoj laikas, kada aš galiu nueiti, pasiimti, išgert kartu su vyru, be vyro, atnešti namo ir taip toliau. O čia po Minesotos vyrui pavyko nustoti gerti ir man tai buvo tragedija. Su laiku aš supratau, man tai yra tragedija, aš negaliu, mano irzlumas augo, ten ne taip kaip irzlumas, ten tokios psichinės kažkokios, nežinau, man tiesiog ten šaukštelis krenta, aš darau kavą, šaukštelis krenta, ten tik kiek smažodžio vyras atbėga, kas atsitiko, šaukštelis nukrita, mane net, man viską nervavo, viską absoliučiai visi ir mes labai daug važinėjom ilsėtis su draugais, kurie taip pat išgėrinėjo ir vyras sakydavo, tai jeigu tu nori, aš tu matau, tai išgerk, tik kaip žmogus. Vat tada, po Minesotos, po pusę metų kažkur aš negėriau ir vat aš atsimenu, tada aš gėriau. Ir vat kaip mūsų knygoj, aš negalėjau sustoti. Mes 3 dienas, tarkim, išvažiuojam savaitgaliais ten prie ežero ir aš negaliu sustoti, aš gėriu iki nulūžimo, kelis, vat tokie laikotarpiai. Ir jau čia 22 metai tie užgėrimai daugėjo, reiškia dabar aš negalėjau ateiti namo, jeigu aš išgėrinėjau, man buvo viskas nusispjaut. Ir šiaip aš motyvuodavau to, jeigu ten grįždavau po kelias dienas, aš motyvuodavau to, kad mes iki Minesotos su vyru pragyvenom 18 metų ir aš sakydavau, 18 metų man nervus gadinai, ne, tu man taip darei, o ką aš negaliu, pas mane buvo taip. Ir jo laikas ėjo, situacija blogėjo. Aš negalėjau sustoti ir buvo ir tie prašymai, buvo maldas, buvo, aš mačiau vyro ašaras, aš mačiau vaikų ašaras ir aš tada save nekenčiau ir aš nieko negalėjau padaryti. Aš jau nieko negalėjau padaryti, aš negalėjau sustoti. Ir vyras išėjo. Vaikai mane užblokavo, nes vaikam tuo metu buvo dukrai 19, sūnui 17, tai čia buvo sąmoningas sprendimas, jie nežinojo, ką su manim daryti, nei kaip su manim šnekėti. Aš pati nežinojau, aš labai dažnai sėdėjau pas mane kambarį toks veidrodis per šitą ir aš nesuprantu, ką su manim, mane plėšia iš vidaus, aš nežinau, nuo ko pradėti, aš negaliu sustoti, aš negaliu blaivėti, aš nemoku blaiviai gyventi, aš, absoliučiai, taip, vienintelį, ką aš norėjau gerti, ir mes taip susitaikėm su vyrus ir vėl supykstam ir aš dabar sėdžiu tokia kultūringa, bet aš, kai prasidėjo tokiam labai agresyvus mano poelgis ir ne vieną kartą mane policija vežė ir vieną kartą man išsirašė orderį 21 dieną, čia buvo 24 metai pradžia ir aš nežinojau, kur man eiti, aš nuėjau pas vyro mama, jinai nieko man neklausė, atidarė duris, aš po tokio užgėrimo
Gera, ir aš pradėjau ieškoti, kaip man kažkaip, aš buvau vieną kartą pas anonimus, po Minisotos, man pasakė nueit, aš nuėjau, bet tuo metu 21-ais aš pažiūrėjau taip ant visus iš viršaus ir taip pagalvojau, ne, man jūs labai gaila, bet čia ne apie mane, čia ne man. Ir 24 metai labai greitai mane taip davedė iki tos bepratybės, ne. Aš vėl pradėjau vaikščioti pas anonimus, bet aš vaikščiau tik dėl to, kad tuo metu, kai aš gyvenau pas vyro mamą, aš negalėjau gerti. Ir man reikėjo kažkaip užpildyti tą vakarą, nors buvo kiekvieną kartą išeidama, kad aš prieš susirinkimą nusipirksiu savo flišiuką, o po to ten vakare, naktį jau... Bet ne, kažkaip aš to nepadariau ir praėjo tą 21 dieną, aš grįžau namo. Ir buvo toks pas mane, dabar aš jums visiems parodysiu. Ir parodžiau aš lygiai kelias dienas, kol negavau algą. Čia buvo kovo pradžia ir čia buvo mano paskutinis toks užgėrimas gegužės 20 dienos. 2 mėnesiai nebuvo. Sunku pasakyti tą būseną, sunku paaiškinti, kas su tavim vyksta. Galėjau suprasti tik, kas tai išgyveno. Tai gegužės 20 dieną, mane, ne 20 dieną, dar anksčiau, mane atleido iš darbo, mane kvietė į darbą, tu turi ateiti. Taip, aš turiu ateiti. Tai vis dėlto aš atėjau į tą darbą ir man vadovas sako, Lena, mes darysim taip, mes dabar tave atleisim iš darbo, tu atsigulsi į ligoninę ir su popieriuku grįši atgal ir mes tave atgal priimsim. Vat šitas vienintelį, ką man suveikė tuo metu atsigulti į detoksą. Į detoksą, kodėl? Jinai man atsiuntė, kad reabilitacijos centras, šitas. Bet ašgi jau Minisotoj buvau, kaip veikia tas, protas, galvoju taip, Minisota 28 dienas labai daug, reabilitacija 14 dienų ten ar kiek, tai per daug, ar 21 ten, o detoksas, gerai, 14 dienų ir aš atvažiuoju penktadienį į detoksą, pripilščiau 2,6, man sakė, mes negalim jūs paguldyti. Aš tada labai įsigandau, kaip čia, aš jau vadovai paskambinau viskas, kad penktadienį atsigulsiu. Sakau, tai ką man daryti? Sako, tai pirmadienį tada atvažiuoju. Aš vėl meluoju, kad aš atsigulau, negrįžtų namo, aš su tavo kuprinė. Važiuoju, žodžiu, pirmadienį atvažiuoju iš tą detoksą, bet kai man pasakė pirmadienį, pirma mintis, taip pat aš dar 2 dienas galiu pagerti. Ir pirmadienį aš atsigulau į detoksą, žiauri buvo būsena, mane kelias dienas negalėjo išvesti iš tos būsenos, ten spaudimas, nors pas mane visi, su sveikata kaip ir viskas gerai, ten spaudimas 180, žodžiu. Tai kelias dienas aš buvau ten kaip ufonautas ir ėjo pas mus anonimai. Ir kažkas suveikė, man iki šiol aš negaliu pasakyti. Vis dėlto aš galvoju, kad Dievas veikia per žmonės. Po 4 dienų detoksą aš pradėjau klausyti, ką jie kalba, tie anonimai, kurie ateina. Ir visi kalbėjo vieną tą patį per tą patį, kas buvo, kas įvyko ir kaip yra dabar. Ir kas įvyko, man užstrigo programą, nes aš buvau pas anonimus, aš ten nieko negirdėjau ir iš vis ten prieš paskutinį dieną pasakiau, nesuprantu, kaip jūs čia visi sveiksta, apie ką čia viskas ir... O čia aš išgirdau programą ir skambino aš į darbą, čia viskas, dabar taip papasakosiu, nes pas mane viskas skaičiuojama buvo dienomis.
Trečiadienį aš skambinu į darbą, kad aš, reiškia, grįžtu. Aš atsigulau į detoksą 10 dienų, man buvo pasirinkimas 10 arba 14, aš pasakiau 10, man užtenka 10 dienų ir skambinu, reiškia, kodėl 10, nes aš gyvaduoju, pasakau, nuo penktadienio, nu, vat melas, ta. Ir skambinu vadovė, nu, vat aš grįžtu, kada ten man į darbą, man sako, mes radom kitą žmogų, nu, čia jau buvo paskutinis smūgis, ne? Kaip sakom, per visus frontus, ne? Aš praradau save kaip mama, kaip žmona, kaip moteris, kaip žmogus ir čia man buvo labai baisu. Aš nuėjau į registratūrą detoksą, sakau, galima dar aš 4 dienas pagulėsiu, nes aš labai bijojau išeiti, kažkaip detoksą buvo tokia saugi aplinka. Jinai sako, tu persirašei dokumentus. Į paskutinę dieną ten net mano kolegos, kaip sakyti, negalėjo mane atpažinti, nes kas su manim vyko tuo metu, čia buvo baisiausia. Aš grįžau namo ketvirtadienį, iš tikrųjų man pasakė, kokią grupę ateiti ir tu rasi pagalbą. Ir kaip sunku man pasakyti, aš grįžau į tuščią namą, su manim tik katinas. Vaikščiojo pirmin atgal, aš vaikščiojau per butą ir ta mūsų ramybės malda. Kodėl? Va čia vienintelė malda iš vis, kurią žinojau. Ir va pirmas toks akcentas buvo, Dieve, suteik man ramybės, nes aš negalėjau nei sėdėti, nei stovėti, aš cigaretį normaliai laikyti negalėjau, pas mane krenta, aš visą. Ir vis dėlto aš tą vakarą atėjau į jūsų grupę, aš atėjau ir be galo buvo baisu, aš negalėjau net kažkaip. Ir vedantysis pasakė, ir man nepavyko, aš neišdrįsau, gal šiaip iš tikrųjų man net sunku buvo sėdėti, o atsistot, kai pasibaigė susirinkimas, dar sunkiau. Penktadienį, kitą dieną, kitas level numeris 2 bandymas. Aš atėjau penktadienį vėl į šitą grupę ir vedantysis, jis matė, čia man tik atrodavo, kad aš čia pasidažusi, čia viskas man okei, ne? Žmonėsgi mato dabar ir aš matau tų. Tai va, ir vedantysis pasakė, ten yra sąrašas, kas gali globoti, nes aš atėjau ieškoti globėjo, man reikėjo programą. Čia buvo tokia ryški mintis tam detokse, kur aš negaliu paaiškinti ir aš atėjau ieškoti globėjo ir penktadienį aš priėjau prie tų sąrašo, dar viena moteris, pradėjau kažkaip rankos dreba, pradėjau įrašinėti tą telefoną, moteris priėjo, sako, nufotografuok, aš nufotografavau ir jau kitą dieną šeštadienį paskambinau, tiesiog nepažįstamas man žmogus, aš niekada gyvenime nemačiau. Bet man reikėjo žmogus, kuris mane susipažins su visais. Aš jai paskambinau ir jinai sutiko, jinai nesakė man pavaikščioti, palaukti, nes aš negalėjau laukti. Ir kad aš užgersiu, čia buvo tik laiko klausimas. Kažkaip tai suveikė, mes šeštadienį susitikom taip pat šitoj grupiai. Ir jinai sako, kad reikia nusipirkti knygą. Aš atsimenu, čia buvo paskutinė mano 10 eurų. Čia mano investicija buvo paskutinis 10 eurų, aš nusipirkau tą knygą ir galvoju, man reikia greičiau pradėti ir mes einam, sakau, tai kada mes galim pradėti? Nes sako, antradienį, dar 3 dienas, aš iškart, aš nelabai ten su kuo bendravau, bet aš viską žiūrėjau per mūsų tą svetainę, aš sužinojau lietuvoje.org, kur kokios susirinkimai, kelintą dienos metu vakare ir aš tas 3 dienas užpildžiau susirinkimui. Tiesiog iš ryto ten vakare eini dar kažkur. Kaip dabar aš prisimenu, nelabai aš ten ką girdėjau, nes mano mintis vieną kokią frazę išgirstu, po to vėl tą visą. Antradienį mes pradėjom žingsnius. Ir čia, jeigu taip galima sakyti, čia geriausias mano sprendimas, nors labai daug tos mistikos,
kodėl ne anksčiau, kodėl ne tada, nu, bet tie visi kodėl, nes aš pradėjau žingsnius ir mano globėja labai nuosekliai, nuo viršelio, nuo pradžios. Man pirmas susitikimas visai nepatiko, galvoju apie ką čia iš vis nesuprantamas man dalykas. Antras ir trečias ar ketvirtas, aš vis ieškojau, kurgi tie žingsniai, apie ką mes čia skaitom, kur tie žingsniai. Ketvirtam žingsnį, o ne ketvirtą kartą kažkaip mane užkabino ten viskas, kas buvo parašyta knygoje, kiekviena mano būsena, ne, kiekviena mano būsena. Taip keista kažkaip, aš tik pagalvojau, nu kiek metų ta knyga parašyta ir čia man globėja sako, kiek metų parašyta ta knyga atgal, ne, o tos būsenas nesikeičia, laikas keičiasi. Ir tada aš uždarau tą knygą toj puslapį, kur mes baigiam skaityti ir tiesiog dariau to, ko reikėjo. Man nebuvo lengva, nes net rašyti ir parašytas užduotis, ne, ir perskaityti knygą aš negalėjau, man reikėjo, aš atsimenu darbe, kaip tik viskas susiklostė taip, man, tik daryk, ne. Darbe nieko nebuvo, bet aš turėjau būti ten ir čia buvo idealus laikas rašyti ir aš atsimenu, aš skaitau, aš negalėjau skaityti, aš skaitau porą lapų, kad parašyti ten, mano mintis kažkur tai nuskrinta ir dar kartą, ir dar kartą aš skaitau ir taip aš pradėjau, nes ten tiek aš buvau išblaškyta, ištaškyta, čia baisu. Tai aš pradėjau ir tada trečias žingsnis man atėjo daug anksčiau, nes kai mes pradėjom tą knygą, man paskambino, ketvirtadienį išėjau iš detokso, atėjau į jūsų grupę, penktadienį nufotografuoju, penktadienį skambino man vadovė, ateik. Aš atėjau, galvoju, ko jie dar iš manęs nori, jis sako, mes norim tave grąžinti. Ir aišku, aš čia savo prirašiau, bet po to su globėja mes, globėja man, jinai man artimiausias žmogus tapo, atrodo nepažįstamas žmogus, artimiausias žmogus iš visos draugijos. Ir nuosekliai aš ėjau tas žingsnius, aš kaip sakiau apie tą darbą, jinai pasakė, taip Dievas veikia, ne, tuo metu man reikėjo darbą, nes aš likau absoliučiai viena, absoliučiai, nei mamos, nei tėčio, nei dėdė, senelį, močiutė, nieko absoliučiai. Ir reikėjo darbą, kad kažkaip taip gyventi, tau duoda to, ko tau reikia. Tai ir ketvirtas žingsnis ir man kiekvienas žingsnis mane tiesiog, čia buvo tokie man naujos būsenos, absoliučiai aš gavau tą ramybę. Visų pirma, kad tik pradėjus programą, aš prisimenu šeštadienį, aš ėjau per daug parduotuvinius, per akcijos ir aš pastebėjau, kad aš nenoriu gerti, čia visa tik pradžia ir nuo to momento aš pradėjau, Dieve, tik nepaleis mano rankų. Ta ramybės malda, aš buvau labai nerami, aš visur, kur važinėjau, grupės, autobusai, ne autobusai, visur aš tiesiog kaip afirmacija, kaip mantra, tiesiog mintise, kad neduoti mintim savo. Tiesiog kartojau visur, visada, aš naktį kartojau, nežinau kiek kartų, kol aš neužmiegu, tiesiog kartodama šitą maldą, po to prasidėjo trečias žingsnio malda, po to prasidėjo septintas žingsnio malda. Ir man šiandien metai 11 mėnesių ir 3 dienos, tai metai 11 mėnesių ir 3 dienos, diena iš dienos, čia yra. Aš atsikėliau, pas mane yra ramybės malda, 3 žingsnio malda, 7 žingsnio malda, po to prasidėjo 10 žingsnis, 11 ir 12. 10 žingsnis man išvis parodė kažkokių naujų jausmų, ne, pastoviai stebėjimą save, aš labai giliai įsisavinau to, kokiu žvėriu aš galiu būti valdydama pykčiais.
aš labai gerai tai įsisavinau, aš neleisdavau ir neleidžiu savo ne vienos dienos, kad tas pyktis būtų manyje nors iki vakaro. Va, ir beveik iškart, kaip man asmeniškai reikėjo tuo metu viskas, man buvo mažai susirinkimų, man buvo mažai, aš pradėjau tarnauti mūsų grupėje labai anksti, nuo kovos mėnesio aš pradėjau, tik baigiau žingsnius, mane pakvietė į detoksą pirmą kartą, aš pradėjau eiti į detoksikacijas ir po metus laiko, čia praeitais metais lapkričio mėnesį aš pradėjau tarnauti jau pati ligoniniai ir aš labai daug einu į tas ligoninės, man labai svarbu, nes aš pati iš ten, aš ten išgirdau, nors prieš tai mėnesį laiko aš vaikščiau pas animus, nieko neišgirdau, būtent ten aš išgirdau, man labai yra svarbu, o dar ir tas mūsų 10 žingsnis, ne, man kažkaip visai neseniai grupė pasakė, tu tokia laiminga, ne, pastoviai. Galbūt dėl to, kad man buvo antiek blogai ir kai aš pagavau tą būseną, aš darau viską, aš griaušiu asfaltą, bet aš gal nenoriu. Ir kaip ir mūsų 10 žingsnis, ne, išeik iš savęs. Pas mane buvo tokias dienas, aš dabar 4 mėnesius dirbau, galima pasakyti, už 2 žmonės, ne, su palengvėjimų grafikų tokių ir aš nelabai galėjau į susirinkimus, bet nuotoliniu būdu, tai šeštadienis kažkoks visada rasdavau, pas mane labai daug seminarų, nuolatos klausimas, to apie grupę tariant apie save, ne. Ir ne vieną kartą nepraleidau savo tarnystę ligoniniai ir nėra laiko, bet aš einu į tas ligonines. Nėra laiko, bet aš einu. Aš galiu ateiti namo ir kažką pagaminti, ne, aš einu į ligoninės. Ir galbūt dėl to, kaip sakoma, išeik iš save, pas mane dabar nėra laiko galvoti, kokia aš ten nelaiminga, kas vyksta, pinigų trūksta, žodžiu, čia daug, aš labai per šitą mano blaivybę pergyvenau tokių stiprių dalykų ir man padėjo programą. Paprašyk Dievą, paskambink, parašyk ir veiksmas ir veiksmas, jo. Tai va, šiuo metu kiekvieną dieną aš einu miegoti taip pat su malda. Ir aš labai dėkoju, kad Dievas mane atvedė pas anonimus, aš labai ilgai neigiau. Aš bandžiau surasti kažkokį tai lengvą variantą, aš suprasdavau, su manim kažkas ne to, bet mano atveju man reikėjo daryti kitos beprotybės, man reikėjo prarasti viską, kad pradėti kažką tai daryti, kaip mūsų programą jo reikia daryti. Kaip kitur išgirstu ir man buvo sakyta, tu pasidėk, tu ten pamedituok, man tai neveikia. Man reikia visko, man reikia žingsnius, man reikia tarnavimo, man reikia veiksmo, man reikia ligoninės. Ir kiekvieną dieną man reikia Dievo, visur ir visada. Ir tokie įdomi dalykai vyksta. Ta būsena, kuri su laiku keičiasi, ne? Kai tu pradedi nepykti ant žmonės, aš negalėjau to suprasti jau praeidama žingsnis, kaip galima, jis nervuoja, ne? Bet kažkaip šitą programą veikia ne iškart, jeigu man duotų viską iškart, aš gal ir išpratėčiau, ne? Dievas duoda tuo metu, kada tau reikia to suprasti. Visai nesenai man kažkaip tokie suvokimai ateina. Aš nustojau pyktis ant žmonės, nes aš kiekvienam mačiau save. Šitas sako su pavydu, ne? Šitą valdo pykčiai. Nėra blogų žmonių. Yra tik emocijos ir jausmai, kurie valdo. Kažkodėl aš pradėjau šitą matyti. Kaip ir proto, anksčiau tu to supranti, tau sako, čia sergantis žmogus, bet aš pradėjau to suvokti ir matyti, ir tas pyktis,
nežinau, kaip šią programą šitą veikia, bet jinai veikia ir kuo toliau tu eini, kuo toliau kiekvieną dieną taikau. Man kiekvieną dieną reikia daryti stop, man kiekvieną dieną kyla ir apmauda, ir be sarkazmo aš išvis anksčiau nešnekėjau ten kažką tai pasakyti žmogui ir įžeis man buvo absoliučiai. Tai vat kažkaip vat keičiasi viskas, taip keičiasi. Ir tas sąžiningumas, ką aš galėjau daryti prieš metus laiko, vat kažkodėl dabar negaliu. Vat kol toliau eini programą, įtaikė kiekvieną dieną, to dar daugiau keičiasi. Man sunku tai paaiškinti, bet gal mane supras žmogus, kuris gal taip pat taip jaučia. Tai va, gal ir tiek. Tai labai dėkinga, kad sakau, Dievas atvedė pat jūs, davė man programą, su kuria kažkaip tu jauti laimingas virš savo visų sunkumų. Gyvenimas eina toliau ir tie sunkumai nesibaigė, bet būti virš šito visko ir jaustis laiminga net pačioj blogiausiai situacijai, čia dabar. Man čia buvo nepaaiškinamas dalykas, bet aš dabar taip jaučiu, grupė man pasakė, tu pastoviai tokia laiminga, aš tokia. Man taip atveikia šitą programą kiekvieną dieną. Tai va, tai ačiū, kad išklausėt ir gal bus klausimų.